tik 60% visų vaikų įstoja į įvairias mokyklas, po kelių metų supranta, kad čia yra ne man. Apie 60%. Tai iš ties, žmogus linkęs yra prisitaikyti ir pasikankinti kitą kartą ir visą gyvenimą, bet klausimas, ar to reikia ar nereikia. Ir čia turbūt yra ir kitas tikslas, yra kaip padaryti, kad tie žmonės kiek galima labiau sužinotų apie tai, kur jie eina. Ką reiškia būti fiziku, ką reiškia būti astronomu, ką reiškia būti matematiku, o tam, kad jie tą dalyką sužinotų, jie turi iš kažko išgirsti. O dabar išgirsti turbūt geriausia yra gyvų žodžių iš tų žmonių, kurie yra jau tą visą kelią praėję. Žmogus, ateidamas į klasę pasidalinti savo patirtimi, jisai pirmoje eilėje turbūt kalba ne tik apie pačią industriją, bet ir apie save, kaip man sekėsi. Kiek aš turėjau ko nugalėti, kiek aš turėjau nugalėti save, kiek aš turėjau investuoti į save tam, kad aš tapčiau tuo, kuo dabar esu. Nes tie aspektai yra neišmokami mokykloje, tai prasme, tie aspektai jie tik tai išmokstami tada, kada yra bendrauja su kitais žmonėmis. Tai mes čia kviečiam į tam tikrą bendravimą su auditorija. Patarimas turbūt koksai, kad nereikia ieškoti aukštų frazių, nereikia čia dėlioti kažkokių tai skambių ditirambų ir kitokių šviežiojimų. Kuo verslas yra paprasčiau paaiškinamas, tuo jis labiau yra priimamas. Ir jeigu aš pradėsiu aiškinti apie kažkokius tai sudėtingus technologinius sprendimus tam, kad būtų galima gauti tą vieną ar kitą megabaitą, kuris paskui verčiamas į balsą arba į kokią nors ten, nežinau, Facebook ar į kažką, tai manau, kad bus neįdomus. Ir jeigu kiekvienas verslininkas, kuris ateis į mokyklą ir savo žodžiais paprastai papasakos, ką reiškia tenais toje aplinkoje suktis, kiek toje aplinkoje yra tam tikrų iššūkių, kiek tenais yra to žavesio, tai manau, kad tikrai mokiniai tą supras ir įvertins. Ir galbūt jie iš karto nepasakys, tai mano ar ne mano, bet kad jiem liks tai galvoja ir kad jie apie tai galvos ir kad paskui padarys teisingas išvadas, tai aš to neabejoju.